Kas čia? Žinai, kas ant prizas? Ką? Nu jo fanavrot. Jau man įprot, blėt. Pataškiau kažką. Ką? Čia jau kažkas priekį. Jo. Ne. Kad prizas, ne? Nu taip. Taip, seniai. Eik tu na. Unboxingas. Tai čia buvo. Antifrizas bėgo. Kodėl? Nes kažkas per stipriai per apkatkę užkėlė. Pirštais nerodys. Ne, nerodys pirštais. Gerai. Nagi. Bakelis. Taigi, žiūrime pro kur. O nuo čia pradėti. Ai, tu dalbajo bus. Prasuk? Atsisukęs bakelį. Sakau, geras specimenas, na. A čia tikrai pro čia? Ne, jo pro čia. Tai, pažiūrėk, šlapias bakelis vis. Tai visą džiausią prizą. Nu, Tu gers ar ne? Ne. Tai blėt. jau diržą atsarginį vedžiojas. Parodyškai. Mokinė šaunuolis. Parodyškai. Čia, va, aš manau ranką žėnus. Ne, parodyk biškai. Nu ką, sveiki pabėgėliai. Vėl vidosą pradedam nuo garažo. Sėdim garaže. Kaip matot, stundbaras atsirado. Tai va, davirinta viskas, nusidažiau. Tik minusas vienas, kad plastikus pjaustyti labai nemažai. Ir tai dar siekia, būtų gerai dar prasipjaut. Nebe Clean Rocksas ant Zateškių. Nerealiai čia viena vieta, tik tai tokia. Plastikai išpjauti. Šiaip viskas čiotkai. Tai vat, turim dar kai ką. Turim krapytą diską. Turim krapytą diską. Opa. Ir naujas kolotkės. Malosija. Tai vat, jau važinėjau, viskas ok, tik pamečiau mišinio varžtą. Tokie reikalai. Tai šitą gausim. Tada pasikeisim koliką į malosį, nes per daug vargo. Reikėjo ten lepiastokus pažiūrėti, ten atsisuki gumą ten kol iki koliko, tai nėra labai tipo. Žodžiu pasikeisiu, nes gal net biškį ir per geras man šitas, tai reikės pasimsim kitą. Dabar nežinau, einam, dedam diską. Ir naujais varžtukais susuksim. Po ilgos pertraukos, po sutraumuotos kojos grįžtam vėl. Tai va, biškį klokinau, biškį buvo kritimas nemažas, bet žodžiu. Jau dabar tikrai techui ruošiam, veidrodėlis, tok lempa uždėta. Dabar stundbarą nuimsim. Neatsimenu, ką aš ten praeitą kartą japinau, nes buvo prieš gerą savaitę. Tai vat, nuseimam, pažiūrim, nes kažkodėl stopas neveikia. Susižiūrėsim, stundbarą nusimsim. Posūkį veikia, ilgos trumpos, kas dar plastikus, kad labiau laikytus. Tai vat. Aha, žodžiu reikalai tokie. Įsėmėm koliką. Kolikas išimtas. Įsiūstas. Gausim kitą.
tai yra polinė trišiam. Tiesiog paprastesnis kolikas, tiesiog guminis ir tas tipo geras buvo, bet man ir karbo šitas biškį per mažas tam kolikui. Tai tas biškį mažesnis bus. Dabar dėl stopo. Stopas nebeveikia. Gal kaip kritau, kažkas ten susižeidė, kaip čia pasakyti. Susitrenkė tiesiog ledai, nebeveikia, net bandžiau nuo akumo tiesiai jungti su laidais, nebeveikia. Nežinau, ar čia tos ledus įmanoma, žiauriai sunku. Tai žodžiu, pasimsim stokį nenaudotą ir eisim technikinę. Viskas ready, stok lempa, posūkiai, stabdžiai, stopas bus, veidrodėlis, nuo kiniečio uždėsiu. Tai realiai, tai vat, nežinau, tipo sakė, dėl elektrinės pompos, dėl Bošo gali pist protą, nu bet tai eisim, nu, Aiston barą nusimsim. Dar vienas dalykas, tai išpjauta plastiko nemažai, gal praeis. Šitą irgi nusimsim, nes jisai lankstos, tikrai nepraeis. Plastikus gerai susukt, kad neklibėtų. Čia protektoriaus daug, priekiai nelabai, irgi klausimas. 1,6 ar 5 man atrodo. Ir kiauros jos biški prieš techą pripūst. Šakės leidžia irgi apvalyt prieš techą. Ir su dievu. Tai nežinau, nėra ką čia labai filmuot. Laukiam stopo, koliko, sudėsim. Bus techas, galėsiu normaliai gatvėm važinėt. Tai tikrai bus kontento. Dar gausiu vieną dalyką. Tikrai gal 1-2 epizodai išeis su tuo dalyku. Tai vat bus ką žiūrėti, žinokit, vasarą. Ir visokie išvažiavimai. Varėna 3,18 didėja, jau mūsų gal virš 20. Nu, ne Kaunas aišku, bet vis tiek. Tai tokie popieriai. Tai vat, laukiam koliko. Kas dar buvo, tai važinėjau, test drive'us biškį dariau. Važiuoju, tipo, galas kliba baisiai. Šonus mėtų, tipo, jaučiu, šikną mėtų į šonus. Kur čia pažiūrų, gal ten amortikas atsilaisvinęs ar ką. Nežiūrau, varžto nėra. Tai naujus varžtukus susidėjom subfreimo. Ką dar pasidaryti techui, tai atšvaitukai. Atrodo, tai žiauriai gaidiškai eikta, na. Dar veidrodėlis susidės. Ai. Tik yra bėda. Aš neįsivaizduoju, kaip man greitai pasijungt. Aš tipo tą dačiką įsidėjau. Kaip čia suprast? Ai, va, diskas, neatsimenu ar minėjau. Jo, diskas naujas. Karpytas. Į tuos varžtų stabdžių disko įsidėjau tuos magnetukus. Čia all good. Prasivedžiau laidą, pajungta. Bet kaip man jį pasijungt? Kad rodytų. Ne, įsivaizduoju, normalaus tutorialo nėra. Žodžiu, kažkaip, gal kas žino netyčia, tai labai būtų nice. Yes, turim koliką, Malosė 3, sumaišiau, man atrodo polinis sakiau, bet čia realiai TPR, Malosė polinį 3. Tie patys, tiesiog šitas base plate'as ir guma.
gal diametras skiriasi. Tai laukiam dar stopo, užsidėjau rėmelį. Neparodysiu, ką čia. Dėsim kitą kolektorinę jėgainę. Tai vat susitvarkom. Susitvarkėm. Nežinau, ką aš sustvarkiau, bet einam čia. Bliamba, čia apšvietimo jam nėra. Vat prasitepiam hermetosų tarpinę. Užsidėsim va tai vat. Tai suba netelpa ranka. Čia aukštus įdėjau. Atlainapinam ties varžtukais. Liuks. Tada kolikas. Koliko netepsiu, nes čia gumos yra, tai prispaus. Ble, gal pratep čiučiut. Nes kai steičiašių kolikas man pritlipo, tai su nameliu reikėjo atsisveikinti. Bet čia guma, tai nežinau. Davai biški. Vat prasitepėm. Labai tokiu planuku sluoksniu. Tada maunam kolektorių. Nepafilmuosiu, bet kolektorius. Viskas ledas. Dedam dabar karbio filtrą į jo. Teks, kur mes baigiam. Baigiam, jei neklystu, ties kolikų įsiurbimu. Tai viskas susidėjau, pasijungiau, jau važinėjau. Spėjau filtrą pamest. Tai vat. Laukiam stopo. Vienas fruktas neatsiunčia, tai reikės naują pirkt. Techas jau užregistruotas. Tai vat. Mišinio varžto nėra. Vis dar bet kurias puikiausiai. Šakšt. Tai vat, pasikeisim antifrizo šlangą į stokinę, nes leidžia man ten. Nu ir dabar apsibiški. Tai vat, aišku, gražiau atrodytų su tokia, bet ai. Tai va, pasikeisime. Nu, čia dabar varom keisti. Vėl tą antifrizą nupildinėt, eina, nafik. Į darbinę poziciją. Nusiimam priekį. Snukis nuimtas. Toliau reikia nusiimt gražiai šlangą. Ar man tai pavyks, nežinau, neprileidus niekur antifrizo. Reikia kažką pasidėt. Ko reikėjo tikėtis, kad gražiai nepaeis. Oi. Tai įsėmėm čia. Kodėl keičiu, nes lygino, čia hermetiko privaręs buvau. Su Ignu test drive dariau biškį, pasvažinėjom. Žiūrų varva. Nieko nedariau, iškart pakeičiau. Tai vat, šiandien galimai pijukas atviris. Važiuosim prasvažiuot. Pažiūrėsim, ar viskas gerai, kad jau po techo nekiltų jokių problemų, viskas sutvarkyta būtų. Tai va, žodžiu, atvarė pijukas su savo labdaviausiu roksu. Mano ten stovi, važiuojam. Kur mes važiuojam? Ką? Kur mes važiuojam? Mes važiuojame. O, nesakyk. Mes važiuojame pas draugus. Taip. Padarau pinigus apalinu, padarau pinigus apalinu, atveru į miestą nupalinu, Važiavom biškį. 4 kilus. 4 kilus.
Rodyk, kas buvo. Įskilimas. Nesimatas pro kamerą. Na, pašvies. Va čia įskilimas. Čia per snarglį eina. Ir va čia va. Va. Matosi taip. Ne, nesimato, bet matosi. Tai va. Nepirkit roksą šaiką. Jo. Žodžiu, bandysim iki chatos davažiuot. Planavom davažiuot toliau. 4 kilus nuvažiavom ir vat. Hana. Nieko dušliai į restauraciją eis. Antrą kartą, taip. Linksmai. Tu žinai mane, tai nesipaink, kaip stamai, nenormaliai tu, visą gyvenimą dirbai, dabar įkrito tu, greičio čia nemažinom, manęs tai negąsdina, nejuokingiau, jau net nesisiūlykiau, susilažinau. Eik tu, kaip reikia jinai, ta dūsnė. Kodėl ten istorijas mes gražinam? Turbūt tu nekartosiu tos klaidos, nesimai būtent bandos, reikia ten kaip ant bandos, lygu man pados, Dievas man ten dovanos, niekas šiandien regulios, klausom tik tai mamos, nežinau, kad nemeluos, studija iš kaip namos, merga ima ant galvos, mane vaibus ten nusvegos, o pas tave palangos, nekartosiu tos klaidos, rakiam greitai kaip bangos, reikia tekti nemeluot, reikia tekti nemeluot, reikia tekti nemeluot. Tai vat, šarčiau. Tai va, dedame stopą. Iš Passato pasimėm lemputę. O! Gerai su jais. Kam tu man dedi? Ne šitavo. Tai vat. Tai va, stopas surinkom, kadangi Pijus davė idėją, paklausė pas mane dokuose kokią spalvą. Pas mane dokuose juoda, pas Pijų kokie plastikai. Juodi. Tai techu išdėsim. Šada po techu jam viską sudėsiu, išvalysiu už tai, kad paskolino. Dar benzo gaus. O. Tai vat, bus įdomu. Belinamės su šaika, nurėkia vėl Džamaiką, prilūkia kai Jamaiką, rokinam žinai, ką mes tikrai ne. Выпита скурена девчонка с глазами пьяными. Ответь, что ты задумала, когда я шел на дым костра в полной
по глухим местам. Шорох теней и тут же на мой крик друзья кричали в ответ. Впереди сверкал пламенный свет. Nenoriu labai lygint, bet vat žodžiu. Stopas yra, veikia, gabaritas šviečia, kai stabdį spaudi, irgi veikia. Bet vat jau gavau naują TNT, paprastas, galvoju gal apsiniauksiu, plėvelę šausiu juodą, nes raudonas, baltas. Tai vat. Tai va, rytoj techas, eisim techą. Ноги колят шишками, не одеть сандалий, пьяные счастливые. Žodžiu, jau buvau techo, atvarau į techą, iškraunam roksą iš priekabos ir įjungiu pompą, šitą bošą. Užgesta, pypsiuką įjungiu, užgesta. Lempos nešviečia, stopas nešviečia. Tik atvariau į techą, elektrą parėjo. Kročia, trumpai, einam iš karto žiūrėt, kas blogai, nes lemputė nebuvo sudegus, tai tiesiog kažkas buvo. Tai iš karto pasiėmiau pasižiūrėt, iš karto šokom prie afijų, atsisuku dangtelį. Tai va, žodžiu, viskas išardyta, įsiėmiau. Tikrai kontaktai nukapoti. Laidukai nukapoti. Laidukas. Žodžiu, reikalai tokie, kad jau gausiu apvijas tuoj, naudotas. Čia reikės kažkaip prisilituoti. Tada dangtelis naujas, nes sriegi man išmalė varžtas. Tada dangtelį pasidarysim, nes priežastis buvo tokia, kad akmenukų gavo čia, susuko, malė akmenuką ir iškapojo laidus. Tai va, dėkitės normalius dangtelius, tokių nesidėkit ir svarbu, kad čia naisva būtų. Nedarykit klaidų, nes va. Techas off, žodžiu. Aišku, sutvarkau ir vėl pereisiu. Ne vėl, bet iš naujo eisiu. Tai žodžiu, einu bandyt daryt kažkaip dangtelį tam. Tai va, einam iš kažko ieškot kažkaip. Tai va, čia pasiėmiau mažesnį pasidariau. Prisidėjau, pasimatau, kad didesnį pasidaryt, pridėsim, žiūrėsim, kiek nusivaryt. Nu, ten plius minus laikinai aš tipo, kol tą stokinį gausiu. Gal susirasiu kada tai. O, dabar matysit viską. Tai va, žodžiu, tokį skardos dangtelį padariau. Ten prie cilo liečias, tai, sueis. Vis tiek laikinai uždėjau pažiūrėt. Tai žodžiu, atvažiuoja afijos jau. Ir dangtelis tas su pravarytais sriegiais. Tai vat pasikeisim, susilituosim viską gražiai. Dar turiu laiko, užsidėsiu stopą savo naują. TNT, nestokinis, bet kaip čia nepalyginus. Nu vat, matos. Čia stokas, čia TNT. Irgi raudonas, bet galvoju plėvelę šaut. Bus tikrai neblogai. Ok, gavom afijas, dabar įsiimam šitą seną dangtelį. Išimtas dangtelis, akmenukų pilna. Turbūt reikės čia plugą padaryti, kur pompa buvo tepalo. Va, matos. Tai va, žodžiu, laidukai supajuoti prie afijų. Gražiai, čiki. Plokštelė uždėta, varinis laidas pripajuotas, nes irgi nušokęs buvo. Tai vat, afiją susimetam, nefilmuosiu, nes čia beisikai visi.
ir bandysim užkurt. Jeigu lygintuvas neparėjo, bet neturėtų pompą pasijungti. Visio. Sudėjom apvies magnetą, uždėjom išplintas vietoj, viskas čiki. Bandom prakurt. Tai va, žodžiu, po tiek apvijų susidėjom naujas, apynaujas. Jo, skirka yra, viskas ok, nes prieš tai nebuvo, apšiai krovimo nebuvo. Tai va, užsidedam apyplaidį. Čia apyplaidis uždėtas. Viskas ok, pompa pajungta. Dabar jūs pafilmuos. Čia ant greičio sujungiau. Reikės фишка нормальной pasidaryti. Счастливые, все поступали идейные, со взглядами страну поднять. Продумали планы в ночном лесу, без сигарет, все ждут кого-то отправили, когда шел на дым костра. Полной луни по глухим местам, на шорох теней тут же на мой крик. Друзья кричали в ответ, впереди сверкал пламенный свет.